Sveiki, brangus klausytojai. Su jumis Aušra ir podkastas 5 minutės. Pagalba garantuota. O tas paklausė, kuo tu vardu? Jokūbas, atsakė šis. Pradžios 32 skyriaus 28 eilutė. Jei Jokūbas jau anksčiau nebūtų atgailavęs dėl savo nuodėmės, kad per apgavystę pasisavino pirmagimio teisę, tai Dievas nebūtų išgirdęs jo maldos ir maloningai išgelbėjęs jo. Taip ir priespaudos metu, jei Dievo žmonių kankinamų baimės ir skausmo atmintyje iškils nuodėmės, dėl kurių nebuvo atgailauta, jie bus nugalėti, nusivylimas palauš jų tikėjimą ir jie nebeturės pasitikėjimo prašyti Dievo išgelbėjimo. Tačiau giliai jausdami savo nevertumą, jie nebeturės jokių nuodėmių, dėl kurių reikėtų atgailauti. Jų nuodėmės jau buvo nuplautos Kristaus krauju ir jų nebeliko net atmintyje. Visi, kurie bando pateisinti ar nuslėpti savo nuodėmes, net gailauja dėl jų ir jiems nėra jos atleidžiamos, kurie leidžia joms išlikti dangiškose knygose, bus šėtono nugalėti. Kuo aukštesnę padėtį jų užima ir kuo vertingesnė yra jų užimama vieta, tuo liūdnesnis yra jų kelias Dievo akyse ir tuo labiau yra tikėtinas gundytojo triumfas. Jokūbo istorija yra užtikrinimas visiems, kad Dievas neatmes tų, kurie buvo pasidavę nuodėmiai, tačiau nuoširdžiai atgailaudami sugrįžo pas jį. Ko Jokūbas nesugebėjo gauti savo jėgomis, tai pasiekė pasitikėjimu ir atsidavimu. Taip Dievas pamokė savo tarną, kad vien tik dieviška malonė ir galia gali duoti jam palaimų, kurių jis siekia. Tai bus ir su gyvenančiais paskutinėmis dienomis, kada pavojai apsups juos ir nusivylimas skverbsis į sielą, jie turės visiškai priklausyti nuo to, kas buvo pasiekta suderinimu. Nė vienas nežus tai darydamas. Jokūbas nugalėjo dėl to, kad buvo atkaklus ir ryžtingas. Brangus klausytojai, būtent darbu mes turime išmokti šią pamoką apie pergalingą maldą ir nepasiduodantį tikėjimą. Didžiausios pergalės Kristaus bažnyčiai ar asmeniškai krikščioniui yra ne tos, kurios pasiekiamos dėka talento, išsilavinimo ar žmonių palankumo, bet tos, kurios yra pasiekiamos bendravime su Dievu, kada uolus ir karštas tikėjimas įgauna galingą trauką, pilną jėgos. Su jumis buvo podkastas 5 minutės ir Aušra.